kietas auklėjimas. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybės ir nenusimink jo paraboms. Nes tėvas griežtai auklėja, ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kuri priglaudžia. Laiškas Hebrajams 12 skyrius 5 eilutė. Jiems tai reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su mumis kaip su sūnumis. O kurio sūnus tėvas griežtai neauklėja, bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnus, o vaikiniai. Tai eilutė, kurios kai kuriems kelia įtūžę, nes tėviškasis auklėjimas ne visuomet būna geras, bet be drausmės taip pat neišeina. Taip iš vaikų nieko nebus, jiems reikia instrukcijų, kelio nuorodų, kartais stiprios rankos, o kartais stiprių prasmingų pasiūlymų bei draudimų. Dievas yra gerasis tėtis, pats geriausias savo vaikams, jam nesinori virkšlenimo, nuo lietinio mažveikių. Jis nori amžinių krikščionių galinčių stoti už jo karalystę. Visi prieš mus praėjo Dievo mokyklą, Mozė 40 metų dykumoje ganė avis, Juozapas ilgai buvo kalėjime ir taip toliau. Tai stipri mokykla, nes mes turime sunaikinti mūsų senąjį aš ir leisti realizuotis Jėzus aš. Bet juk taip malonu iš sofos, taip smagus su TV bei Facebooko. Sėdi savo sode, mielai lepina jo vaikus. Juk reikia atsipalaiduoti, pailsėti ir taip toliau. Visą tai aš išreiškia. O taip neturi būti. Mūsų išgelbėjimas kainavo jam gyvybę. Bet ne tam, kad mes praleistume savo gyvenimą patogiai ir kupini stresu dėl savo gerbuvo. Kai kurie turi praeiti sunkią mokyklą, kad išmokti pasitikėti Dievu, o senai aš marintų baldų. Kai kuriems reikia kietų žodžių bei stiprių įvykių, kol jie pagaliau apleidžia savo darbus bei tampa atviri Jėzui. Jam taip svarbu, kad mes nešotume Jėzų savo širdyje, kad jis net nuo stiprų smūgių neatsitrauktų. Jis nenori, kad mes tuščiai eikvotume savo gyvenime. Jam yra svarbu, kad mes esame išganyti, kad tai gali kainuoti net ir sunkius sveikatos sutrikimus. Išganimas yra svarbiau, o kadangi jo kitaip nepasieksime, Dievo matavimo vienetui kiek kitokie nei mūsų, bet aš tikiu, jog jis yra specialistas. Dievas kartais neturi pasigailėjimų, ypač kuomet kalbame apie mano starąjį senąjį aš. Jeigu tai trukdo man patekti į dangaus karalystę, tai turi būti pašalinta, kad Dievo tikslas, kad mes gyventume bendrystėje su juo. Jis nori, kad mes turėtume tikėjimą, pasitikėjimą ir meilę. Jis nori mus įgalinti, mus būti suaugusiais. Dėkuoju Jėzau, tu geranoriškai mane auklėjai. Žinoma, kartais vargšlinu ir skundžiuosi, kad aš tavoju auklėjimu. Bet kitaip nebus, kitaip nieko nepadarysi. Mano širdis vis dar kieta ir vis dar orientuota į mane. Et suminkštink ją. Amen.